ką, lekiam jau į kitą salą su va tokiu va keltu. Ir ten jau būsime savaitę. Kokie debesis ateina į šitą salą. O ta sala šiek tiek ten matosi, va tolumoje. Ten irgi lietus likala, bet tikiuosi, kad pasikeis lietus. Ateis čia lietus, aš ten išeis. Na ką, naujas rytas. Atėjom papusryčių pavalgyti ir mačos išgert. Šiokį tokį maršrutą šiandien pasidėliojom, tai žiūrėsim. Kur čia gausis nulėkti. Na va, ir maistas atėjo. Šitoksai taustas su avokadu, vištiena. Va, dar padažų kažkokiu atnešė. Tai mačą kainavo 2 eurus. Su kapeikom 2,30. Aha. O šitas sumuštinis nemažas. Tikrai nemažas. 5 eurai. Skanaus mums. Visi gerai. Na va, atvažiavam į vieną tokį paplūdimį įdomesnį. Čia yra kaip ir sala. Bet iki jos galima nueiti, kadangi va, čia yra toksai smėliuko ruožas. Tai gaunasi, kad vienoj pusė jūra ir kitoj pusė jūra. Tai yra toksai įdomesnis. Einam, kažkur susirasim kokį vietelę, dabar pats saulės įkarštis. Tai labai kepina. Kažkur gal ant pavėsiuko eisim išsimaudėt, prie kokių gal akmenų panardysiu, pasižiūrėsiu pagal tai, ar ne drumzlinas vanduo, nes kažkaip čia žiūriu, toks jau drumzlinokas visai. Nu, pažiūrėkit, kokio gražumo mūsų vietelė. Čia baseinas. Nu, vaizdas tai pasaka. Tikrai kaip filme, nu. Iškart jūra. Atvažiavom dabar į naktinį turgų. Nutėjimą mango su ryžiais tokiais saldžiais, kaip kondensuotų pienų. Nekondensuotų pienų. Čia užpila kokosų pienų. Ai, kažkoks kokosų. Čia tokie. Gaidys. Žuvis. Bomba kalat. Nu ką, apsipirkom čia turgui. Kainos tai nesveikai pigios. Aš paėmiau vieną tokį vat rolsą, tai jis kainuoja vienas toks rolsas mažiau nei euras, kažkur 8 centų. Tai va čia kainavo euras 60, man visi šitie čia su lašišo. Toksai summer rolsas. O Urtė pasiėmė mango sticky rice'ą. Ir prieš mano akis lūpą. Prieš akis viską padarė ir kaina euras 20, euras 30. Visas mangas. Ir ryžiai, ir padažiukas. Jo, ir dar padažiukas tas saldus. Tai va, einam valgyti. Dabar va ieškam laukinio paplūdimio, vaikštam nacionaliniam parke. Ir radom tokią vietelę, čia matyt kokius festivalius būna daro. Įdomi visai taip atrodo. Einam toliau. Iki jūros kažkur susirasim kokį laukinį paplūdimį. Nu va, judam toliau.
Norėjom parodyti, kiek vat jūra išneša šiukšlių visur. Pilna, pilna. Bėlė kiek visur šiukšlių. Batų, visko. Visai įdomu čia tais akmenimis eiti, reikia žiūrėti, kur lipi, bet užtat labai gražu. Be žodžių. Tik tiek gali pasakyti. Wow. Nu, dar grįžom namo, biškį pasnaudėm ir dabar nusprendėm, kadangi paskutinė diena, nuvažiuoti dar pasižiūrėti kažko. Tai va, į kažkokį atvažiavom apleistą, net neapleistą, dar net nebuvo pastatyta vila, va baseinas. Čia kažkaip dasigausim iki šitų laiptukų. Užsilipsim į viršų ir pasižiūrėsim, koks vaizdas bus. Gerai, kitas kadras bus ten tikriausiai. Tai va, toks va vaizdelis. Matei šitą? Ir mūsų motoroleris. Toks dydžio kaip punktukas. Kokie status keliai. Nu? Punktukas. Punktukas. Kaip nuo tokių nulipt nori nulipti? Čia kažkaip gal, nežinau, kaip čia taip, Čia katinui. tokiais laiptais. Čia nežinau katinui. Padaryta. Nu, nebloga vietelė. Būtų turėti 2 aukštų su baseinu. Su tokiu vaizdu. Bet iš tikrųjų nemažai tokių yra čia visokių apleistų, nedastatytų, tiksliau pastatų. Aš tai spėju, kad gali būti dėl to, kad čia labai daug kas bando nelegaliai pastatyti, nes tokiose vietose pastatyti tokius griaučius, nu čia tikrai labai daug kainuoja pinigų. Tai aš spėju, kad jie tiesiog bando nelegaliai statyti ir kai kurios pagauna. Thì cô mới có hoa được. Dabar į kitą salą, vėlė kokios didelės bangos. Laivą visą mėto sunku net paeiti. Visi vemia iš šiukšliadėžės viršui. Čia mes dabar apatiniam denėm, bet labai subojam. Šiaurunas, man šiaip atrakcionai man ok, bet aš nežinau, čia taip blogai tam. Gerai, eina čia viršų.
Va naujame viešbutį žaidžiam biliardą. Eisim po to maudytis. Baseinas. Leo. Filmuot laišką nesiseka. Nu ką, liko mums po vieną kamoliuką? Tai pakrūta? Jo, žiauriai, žiauriai. Tai pakrūta? Liko po vieną kamolių. Negaliu patikėti, kad laimėjau. Galėjai filmuoti kaip juodą mušu. Wow. Net trofėjaus man reikia dabar realiai. Tokia aš laiminga. Prieš Dominiką laimėjau. Revanšo norėsi rytoj? Ne. Gerai, einam autis. Turim vienintelę šiandien pilną dieną iš toj saloj. Užsibukinom snorkelinimą, nes čia vienas geriausių snorkelinimo vietų. Ir realiai atšaukė mūsų bukinimą tą. 10 minučių gal iki. 10 minučių iki išvykimo, nes sako per didelės bangos ir panašiai. Tai labai gaila. Tai dabar tiesiog su motoroleriu važinėjom po visą salą ir žiūrinėjom visokias vietelės. Dabar va į tokią atvažiavom. Tikrai per didelės bangos čia maudytis. Čia dabar šiek tiek tokia kaip žygiai išėjom, šiek tiek panaršyti salą. Čia suradom kažkokį, nežinau, apleistą namuką, einam toliau. Ir tokia vat kaip ir pavėsinė, ar irgi namuką. Nežinau, čia gal gyveno kažkas, matyt, kad gyveno. Bet koks įdomus dalykas, čia aišku biškai pavojingai, vaizdas aišku geras, koks įdomus dalykas, kad čia yra tualetas. Tai kažkas, nu ir dušas net. Ir veidrodis. Ir veidrodis. Tai su tokiu va vaizdeliu žmogus atsisėsdavo ir su tokiu vaizdeliu va šikdavo. Neblogas gal vaizdelis. Čia lempa paslėpta. Matai? Nu, čia jau iškreplė lempa padaryta, elektra pravesta. Mata. Įdomiai. Su tokiu vaizdeliu. Vėliava tai man. Nu tai ką? Ew, brother, what's that? Tai ką? Išeik, uždaryk duris. Va, pačiai tas namukas, kur tik nusilengvinom. Dabar čia šalimais ant tokio akrams užsilipau. Tai čia va greičiausiai ir bus kažkur tas kažkoks tiltas. O, žiūrėk, ten va apleisti kažkas. Varysim ten. O, dabar reikia leisti stačiai. Virvės gerai, kad va pririštos, tai galima bent pasilaikyti. Ten į apačią, iki jūros. Tai spėju, ten kažkoks turėtų būti tiltas. Medinis įdomesnis ir po to mes eisim ten, kur ir rodžiau, į tą pusę, į apleistą tą vilą. Vienu žodžiu,
nesigaus nueiti nei prie tos vilos, nei prie to tilto. Nes labai sunkus kelias, realiai. O tokiais vaini. Ir aš dar paeičiau. Bet blemba, urte nueiti vieną pusę tai gal nueis. Bet po to pareiti tai nepareis. Nes labai čia aukštai. Dabar aš šiek tiek viens dar nuėjau pasižiūrėti toliau. Kaip atrodo kelias, tai tikrai sudėtingesnis dar labiau. O, sėdi vaikas laukia. Einam atgal. Bye bye. Dėja, bet nesigausi nueit. Bandysim dabar iki viešbučio nuvažiuoti ten išsimaudyti baseiną, nes vis raudonos vėliavos. Ir nežinau, gal pasižiūrėsim internete kažkur, gal rašys apie kažkokį gal kitą kelią panašiai. Nes čia grinai mes džiunglėmis ir tokios statumo kalnus čia einam. Tikrai čia būtų biškai per sudėtinga jau. Tai va, žiūrėsim, kaip čia gausis. Atėjom į Mango Garden. Čia labai gerai vertinta vieta ir jinai specializuojas pagrindė desertuose ir viską, kas yra su mango. Tai Dominykas išrinko mango ir kokosų. Ir čia vat viršui matosi mangai prikrauti dar. Gerai ragauju, aš darau taste testą. Kaina 105, tai kiek čia? Apie 4 eurus. Na, kaina čia brangios. Nu, Lietuvos, tiksliau. Tai Lietuvai brangu. Labai šalta. Neskanu. Labai skanu. Laukia maisto. Okay, aš norėjau valgyti šitą. Dominykas sako, aš nieko nevalgysiu. Tai tada aš išsirinkau dar kitą patiekalą. Tai sakau, tai tada tu valgyk šitą. Tai nes čia yra squid, kalmaras. Yra labai daug šiaip matau pridėta. Ryžiai papačia. Scrambled egg, čia turbūt chili oil ir šitų padažų, nežinau, reiks ragauti majo turbūt. Skanu. Nu, pasakok dabar toliau. Gerai, tai čia tipo šefo firminis ir šitas buvo skyriui, kad nu jį labai būtina paragauti. Tai čia yra daug sūrio, belekiek viduje, kiaušinis, bet patiekiamas su klevų sirupu ir bananu. Aš neįsivaizduoju, kaip valgyt. O šitas žiauris. Štai žiauris. Jo, štai jau beveik baigiam sudarot. Tai va, nežinau, nori tu ragauti? Aš karpysi gerai. Sakyk. Mums žiauriai patiko. Viską suvalgiam. Ir Dominyka buvo labai čia priešiškai nusiteikęs, bet sakė, dar kartą čia grįžtų. Apsisuk save, parodė, kad tikrai grįžtų. Ir ką man sakyt? Bet tau labai patiko. Taip, tikrai buvo labai skanu. Labai skanu. Viskas patvarkiam. Dabar jau ruošiamės išvykti iš šios salos, buvome 3 dienas. Čia va mūsų namukas. Ten va iš karto, bet nelabai matosi, nes nesifokusuoja kamera, bet ten jūra iš karto matosi, čia iš karto saulėlydis būna. Dabar galiu greit parodyti, kaip čia pas mus. Tokia va terasa. Čia hamaką galima pasidėti. Staliukas, viską. Čia dabar dedamas daiktus. Čia gerai žemiau porą laiptukų reikia nusileisti ir bus dušas su tualetu. Na, paprastai. Viskas, kur reikia. Tai vat. Eisim dabar pusryčiauti. Nu ką, jau judam vėl iš salos. Bangos didelės. Viduj vėl visi
vieną pilną dieną ir skrisime į Vietnamą rytoj. Tai šiandien bandysime dar kažkiek panaršyti po Bankoką, pavalgyti skaniojo Bankoko maisto ir pažiūrėsim, gal kažką gausis irgi papilmat kokio gražių kadrų. Dabar eisime į tokį restoraną, tai parodysiu. Toksai va, kiekvienais metais po Michelino rekomendacija. Tai pafilmuosim, kaip maistelis. Mes vėl Bankoke. Na va, užsisakėme mes patajų su kiaulės žandikaulio mėsa. Tai šita porcija kainuoja 6 eurus. Su kapeikom beveik 7. Jo. Nu ne, 6. 6-8, man atrodo, kiek žiau dabar. Ne, 6. Gauna. 6-8 aš žiūrėjau tikrai. Nu gerai, 6-8. Tai vat, tai sakyčiau, kaip Michelino rekomendacija, tai tikrai neblogai. Ir Pats šefas kvapas tai žiauriai geras. Kvapas žiauriai geras. Ragauk. O čia, palauk, čia čili koksai? Citrinos. Laimo. Laimo. Dar čia yra, bet gal to nedėsi. Ne, greičiau ragauk. Tai man greit ragauti, taip man streso. Žiauru. O mėsytę tą? Riebu belia kaip bomba. Tau žiauriai patinka. Gerai, einu valgyti. Žiauriai skanu buvo. Žiauriai skanu. Per 3 minutės Dominyko lėkštė, va taip atrodo. Nerealiai skanu, tikrai labai nerealiai buvo skanu. Tikrai mėsa žiauriai gera. Kaip čia apibūdinai, kaip šašlyką, kaip žandikaulį, kaip tamskiai? Aš sakiau, skonis kiaulės žandikaulio yra kaip šoninė ir šonkaulį, kažkas per vidurį. Atrodo, kad nelabai gražiai, bet tikrai skanu žiauriai. Aš leisiu Dominikui pabaigti mano porciją, nes aš jau nebesuvalgau. Va. Dabar pavaikščiosim pavalgę po Bankoką. Va, einam pro šalį. Vyks maratonas kažkoks. Ir Lietuvos vėliava. Eime toliau. Čia labai panašu kaip Barcelona yra. Matyt, gal kokie norai. Bučinių sienos Barcelona. Ai, galiu nusipirkti, va. Kažkokį čia urvą trumpam užėjom kalne. Parke tokiam. Einam prisėst, pasiėmėm iš japoniškos kepyklėlės, visokių tais bandelių panašiai, tai sėsim paragauti. Esam Chinatown'e ir paėmėm krevečių. Patraukis tada senės. Dabar Urtė ragaus. Aš neragausiu. Duok man kamerą, aš neragausiu. Gerai, duok aš paragausiu pirmas.
Čia Dominikas pirmą dieną, kai jau nebeapsinuodės maistu ir nebesuka pilvo, iš karto tokį pasiėmė. Taip dairais. Žiūri visi į mane, kaip va kaip į durną. Nu tai taip, visi tave žiūri, aš to sakiau. Va. Reiktų. O Dieve! Kaip skonis. Normaliai. Tau šokinėjo jos burnoj? Ne, sukramčiau jas. Bet šokinėjo burnoj? Nespėjau. Dar kartą valgyk, dar kartą. Kartu. Aš nevalgysiu. Imk, paragau. 100 eurų ir suvalgau. Nevalgysiu. Nevalgysiu. Aš... Duok man iškart įspjaut maistą. Aš nebegaliu. Tai čia spjausi ant žemės vaiką. Lemon. Nu. Aš verkiu, aš negaliu. Dai, ragau. Aš negaliu. Greitai Aš tiesiog. negaliu, Dominikai, nu. O Dieve Marija, aš nebegaliu. Aš išpakėsiu, kas čia yra Greitai, vapšė. ragau. Krevetės čia Aš mažytės. negaliu, jos kymos. Dai, greičiau. Dai, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Aš negaliu, Dominikai. Dai. Mane šokinė. Aš išpakėsiu. O Dieve Marija. Davai, ragau. Paimties, aš išmesiu konteinerį, staigiai. Nu duok dar pakalbom. Pats nevalgo, man liepia šito mėšlą valgyti. Oi. Vieną man į burną, jeigu įdėsi ir aš užsimerkus gal ir Filmuok suvalgysiu. tada save. Nepajaukam. What the fuck? Pasiėmėm arbūzų smūtim, tai iš gryno arbūzo padarom. Tai labai skanu. Reikėjo restorane filmuoti, kai tartarus valgiam. Ir dabar... Va, skelopą pakeptą. Kas yra, kaip lietuviškai skelop? Šukutės. Jo, jūrų šukutės. Su sūriu pakeptos. Rodyk, kur buvom čia. Ką, čia buvom ten. Bet mes jau ten buvom, dėl to ir nefilmavau. Žiūrėjom dabar į tokį jaukų bariuką.